Sveiki, brangus draugai. Su jumis Algimantas ir podkastas 5 minutės. Savo garsųjį kalno pamokslą Jėzus pradėjo žodžiais: palaiminti turintys vargdienio dvasią, jų yra dangaus karalystė. Mato Evangelija 5 skyrius. Jungtinės tautos skurdą apibrėžia kaip žmogaus būklę, kuriai būdingas didelis pagrindinių poreikių, tokių kaip maistas, geriamasis vanduo, pastogė trūkumas. Tokią būklę lemia ne tik mažos pajamos, bet ir socialinė nelygybė bei ribotos galimybės naudotis pagrindinėmis paslaugomis, pavyzdžiui, sveikatos priežiūra, švietimo, informacijos, finansinių paslaugų. Kitaip tariant, tai yra gyvenimas už mažiau kaip 1,1 JAV per dieną. Ir šiandien beveik 10% pasaulio gyventojų, tai yra 2021 metų duomenys, gyvena už mažiau nei šią sumą 1,1 JAV į dieną, tai yra žemiau skurdo ribos. Kai kuriuose turtingose šalyse šis procentas nedidelis, o kitose net tiek turtingose labai didelis. Pavyzdžiui, kai kuriuose į pietus nuo Saharos esančiose šalyse daugiau kaip 70% gyventojų laikomi skurstančiais. Tačiau tiesa ta, kad nepaisant visų pastangų įveikti skurdą pasaulyje, skurdas egzistuoja kiekvienoje mūsų planetos šalyje, kiekvienoje. Šiuo atžvilgiu tiesa yra ta, ką Viešpats sakė per Mozę: vargšų visada bus žemėje. Todėl įsakau tau, ištiesk ranką vargšui ir beturčiui, artimui savo krašte. Pakartoto įstatymo 15 skyrius. Mums dažnai žiūrint į vargstantį žmogų kyla tokia klastinga mintis, kad jis pats kaltas, jog pateko į tokią padėtį. Viskas tik dėl jo tinginystės. Taip, kartais tai gali būti tiesa, tačiau neturėtume daryti skubotų išvadų. Istorija žino nemažą atvejų, kai žmonės buvo nustumti žemiau skurdo ribos dėl nuo jų nepriklausančių priežasčių, tokių kaip karas, stichinės nelaimės, sunkios ligos, tėvų ar šeimos narių pasitraukimas iš gyvenimo ir dėl to nesugebėjimas savęs išlaikyti. Normaliai egzistuoti, nes viskas atrodo aplink sugriuvo. Tikriausiai Ana Elkano žmona iš 1 Samuelio knygos pasakojimo būtų iš dalies teisi, nustatydama skurdo priežastį. 1 Samuelio knyga 2 skyrius. Viešpats suvargina ir viešpats praturtina. Jei giliau pažvelgtume į skurdo reiškinį, pamatytume, kad Dievas su juo neturi nieko bendra. Edene padaryta nuodėmė buvo skurdo pradžia. Dievas tarė Adomui, kad ta žemė, kur dabar dirbs, būna prakeikta ir kad jis triūs iš jos per visas savo gyvenimo dienas. Pradžios 3 skyrius. Tačiau žmonės kamavo ne tik materialinės nepriteklius. Stoka pasireiškia visko, nuo sveikatos, gebėjimo atsispirti blogiui iki gebėjimo suprasti Dievo valią. Jėzus šią būklę vadino dvasios skurdu. Ir kalno pamoksle jisai sakė: palaiminti dvasios vargdieniai, nes yra dangaus karalystė. Kitaip tariant, dvasios skurdas yra geriau nei neturėti dvasinių poreikių, nei manyti, kad tu visiškai turtingas viskuo. Ir jei skaitytume Mato Evangelijos vertimą Jurėno variante, mes rastume tokį sakinį: palaiminti, kurie pripažįsta savo dvasios neturtą, nes jų yra dangaus karalystė. Tai reiškia, kad Jėzus paliudijo, jog tie, kurie atėjo pasiklausyti jo pamokslų, turi dvasinių poreikių. Ir tai yra geroji žinia. Kad suprastume, ką Jėzus sako, grįžkime prie skurdo sąvokos. Tai priklausomybė nuo kitų žmonių labdaros arba pagalbos. Viešpaties įsakymas daryti jiems gerą ir jais rūpintis mums visiems parodo svarbią tiesą. Nusidėjėlis negali išsigelbėti pats. Jis yra priklausomas nuo pagalbos iš išorės. Šiuo atveju geradarys ir savo, ir tam, kuris prašo pagalbos, parodo miniatiūrinį išganimo plano versiją. Nes kartais ne kas kita, o mūsų pagalba nulėmė konkretaus žmogaus, brangus draugai, kurį kaip ir mūsų kūrė Dievas gyvenimą. Jis tarsi atskleidžia tam žmogui Dievo charakterį. Priešingai Saliamonas sako: kas tyčiojasi iš vargšo, tas įžeidžia jo kūrėją. Ta pačia mirtį pabrėžia ir Jėzus sakydamas, rengdamas vaišes: verčiau pasikviesk vargšų,
paliegėlių, lošų ir aklų, tai būsi palaimintas, nes jie neturi ko atsilyginti ir tau bus atlyginta teisingumo prisikėlime. Luko Evangelija 14 skyrius. Brangus draugai, Paulius čia kalbėjo apie Jėzų ir apie poreikius, kuriuos jis gyveno turėdamas. Ir būtent antrame laiške Korintiečiams, 8 skyriuje, jis čia, šitoje vietoje būtent tai ir sako. Jūs juk pažįstate mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus malonę ir žinote, jog jis, būdamas turtingas dėl jūsų, tai yra, brangus draugai, dėl mūsų, tapo vargdieniu, kad mes taptume turtingi būtent per jo neturtą. Brangus draugai, tik dvasios vargšai, suvokiantys savo poreikį, ne tik prašys viešpaties pagalbos, bet ir mielai ją išties kitiems. Su jumis buvo 5 minutės ir Algimantas.